Sveiki visi, kaip laikotės. Aš puikiai dabar varau į parduotuvę. Noriu padaryti šitam žmogui paskui couchsurfinau, padaryti tinginį ar kažką panašaus bent jau, nes sausainių neradau tokių, kokių reikėtų. Tai tiesiog nupirkau bet kokius iš parduotuvės, bet galvoju, kažkas panašaus turėtų gal pavykti. Tai kondensuotą pieną nupirkau ir dabar tik sviesto beliko, tai varau sviesto paimsiu. Šiandien išsikraustau ir varau pas lietuvę, Seliją, su kuria susipažinau praeitam vlogė. O rytoj gaunu couchą pas kitą žmogų. And 40 specifically. 40? 40. Don't you know? Nu, virvę paskutinį kartą. Aš to pasilgsiu. Thanks again, Yair. Bye. Bye, ciao. Pasiimsiu pizza slice. Yeah, we have pizza, but it's not that good. The quality of products, you know, it's much better in here, in Portugal. Okay. And the meat is amazing. I live in Lithuania. Okay. Do you know where is it? No. Yeah, no worries. It's in Eastern Europe. Thank you very much. Buvo skanu. Jo, čia maisto kokybė yra žiauriai gera, nes visos kavinės ir restoranai perka maistą iš vietinį ir kartu taip ir savo ekonomiką puoselėja ir užtikrina kokybę. Nes mėsa čia ypatingai gera, vaisiai taip pat. Tai kas mėgsta valgyti, tai čia privalo gyventi. Labas. Puikiai, super. Kaip tau? Labai gerai. Atsigūriau pas Seliją ir dabar jau ruošiuosi varyti vėl į miestą, vėl padirbti ir pagroti kažką naują. Jo, ir uploadinau ką tik video, pirmą vlogo, nes kažką YouTube'as supjovė ir stabilizatorius neveikia taip, kaip turėtų veikti ir išsikreipia vaizdas. Tai žodžiu žinosi, kad jo nebereikia dėti. Planuoju dar šiandien nufilmuoti saulėlydį, tai tikiuosi, kad pavyks. Kelionės montažas po 3, 2, 1. Šitas vyrukas žiauriai gerai varo. Hey man. Hey, how are you? How is this called? This is a kalimba. Kalimba, yeah? But a chromatic one, like a piano. Yeah. I heard that was amazing. Yeah, I play sax. Ah, okay. Yeah. Can I film a bit? Yeah, sure. Thanks.
Atveriau savo mėgstamą spotą, man jau čia kaip namai. Mano va spintelė. Vidui saugau degalus. Ok, pakuosiu ir pagrosiu. Teko keist vietą, nes pasirodo žmogus prie manęs pūtė burbulus, jis iš to uždarbiauja. Tai gatvėje dirbantis žmogus supranta kitą gatvėje dirbantį žmogų. Tai teko pasibučinti vietą. Nežinau kaip čia bus, gali būt, kad kraustysiuos, bet pabandysiu. Ir toliau klaidžioju po pasaulį ir ieškau vietos gatvėje. Nu, pagaliau susiradau vietą. Čia grojau vakar. Ir čia irgi visai fainai buvo. Ir dar pabendravom šiek tiek su to vyruku. Pelė kaip jis varo, žiauriai gražiai. O žiūrėkit. Gerai, tai gavau darbo pasiūlymą, einam į restoraną ir įdarbinau vaikinukus. Say hi to everyone. Hello people. Jos, tai gausiu pavalgyti ir gausiu biškį pinigų. O šiaip dabar žiauriai gerai sekas grot, bent kokių 100 eurų tai tikrai užsidirbau. Tai fan, bet saulėlydžio aš tai šiandien nespėjau nufilmuot, tai bandysiu rytoj varyt. Ir viską sukelsiu tada į vieną vlogą ir pristatysiu jums. Tradicinį patiekalą, tai francizinio, kažkas panašaus, kur iš kelių mėsos sluoksnių yra didžiausias junk foodas, kokį tai galima sugalvoti. Dešrelės, kepsnys, vištiena ir dar kumpis kažkoks, man atrodo. Bet žiauriai gerai. Su tom bulvytėm iš viso labai skanu. Desertas. Thanks, man. Enjoy. Thanks. Tai va, jeigu atvarysit kažkada į Portugaliją, į Porto, visit them. Estrela de Ouro. Jie daro labai skanius desertus ir labai skanius prancūzijų. Užsinorėjau šiek tiek džiazo pagrot, tai varau dar į tą pagrindinę gatvę, nes visą dieną groju popsą ir beveik nebelieka laiko tikrai muzikai. Tai dabar bus vakarinis džiazo seansas.
dar mėtinės arbatos ir judu namo pailsėti. Rytoj nauja diena su naujais nuotykiais. Nu ką, praėjo dar viena puikiai labai diena. Šita diena man ypač patiko, nes kažkaip ir daug uždirbau. Paskaičiavau ką tik tai 87 eurai. Plius susipažinau su to kalimba ar kaip ten grojančiu žmogum. Ir kuris nerealiai groja. Ir dar vakare labai sėkmingai pagrojau džiazą. Ir galvojau, kad pilnus muzikos video, tai džiazo video ir kalimba grojančio žmogaus video įkelsiu pilnus į ekstra kanalą. Tai kam įdomu pamatyti kūrinius pilnai, tai pasižiūrėkit description'e ir ten bus video įmesti. Aš su jumis dabar atsisveikinu ir linkiu jums mėgautis gyvenimu ir palieku su saulėlydžio montažu. Iki, draugai. If your heart pure and your mind right, and the stars is aligned, when the universe speaks, you answer. Seize the moment, now's the time. If your heart pure and your mind right, and the stars is aligned, when the universe speaks, you answer. Seize the moment, now's the time. Pop said he spoke to the Holy Ghost, told him everything will be fine. Said he had a message for me too. Told me, son, stay on your grind. Wonder why he went through him, no. Maybe my line wasn't clear. Maybe he did get through. Maybe I just couldn't hear.